Žinai, visokių būdų esu bandęs realiai gyvenime laimėti arba gauti, kas man yra svarbu, ar tiesiog bandyti žiūrėti, kas man yra svarbu ir kaip tą gauti. Ir galvodavau, dabar būsiu, žinai, visiškai unikalus, neišeina, dabar būsiu prisitaikantis, nes kaip, žinai, pažiūrėsiu, ko žmonėms reikia, tada galvoju, išmoksiu formulės, išmoksiu marketingą, padarysiu, kad jie norėtų manęs, kad padaryčiau kaip autoritetą. Ne, tas neišeina, tada, paimsiu, žinai, iš vis, kur man net nereikės būti iš viso, ne, tada vėl neišeina, nes tada motyvacijos nėra, arba neužsivežimas, arba tiesiog sistemų nenori, viskas gaunasi. Po to supratau tik vieną dalyką, kad ten buvo tas pats realiai tas pats būdas, tai yra viskas iš baimės, viskas iš gyvenimo, tai buvo realiai iš to pačio viskas atėjo ir niekada nepasikeis, tada bandai tokį, bet realiai tai iš gyvenimo. Tai yra iš gyvenimo ta asmenybė, vienokia, kitokia, bet jinai vis tiek iš gyvenimo, yra ne gyvenimo. Ir kai viskas realiai pradėjo keisti tik tada, kai aš pagavau, kad viskas, ką darau, yra iš gyvenimo asmenybės. Ir kai tą čia pakeičiau, aš nustojau išgyventi. Nes aš pradėjau daryti ne tai, kas man padeda išgyventi, aš pradėjau rinktis, daryti, žiūrėti, kas man padeda gyventi. Ir būtent taip pradėjo keistis viskas. Ir būtent tai aš dėl to paruošiau irgi tokius 8 klausimus. Dabar padaręs duodu žmonėms, kurie nori, kurie tikrai nori prabusti. 8 klausimai, kurie ir parodo tiksliai, kokia tavo yra asmenybė, kokia dominuojanti ir kokia pagalbinė tavo išgyvenimo asmenybė. Jeigu įdomu, parašyk noriu, aš atsiųsiu video. Atsiųsiu ne video klausimus, atsiųsiu.